Mitai apie senėjimą. Kiekvienas mūsų nuolat girdime tokį tvirtinimą. Su amžiumi žmogaus protas ir kūnas ima senti, karšti, o sveikata kasmet blogėja. Mes visi šios tvirtinimus laikome neginčiama tiesa ir paklusniai laukiame, kada pradėsime senti. Bet net šiuolaikinio mokslo duomenimis, nekalbant apie dvasinės žinias šią temą, visi šie tvirtinimai yra abejotini. Jie labiau panašus į mitus negu į mokslinius faktus. Pirmasis mitas. Žmogaus sveikata visiškai priklauso nuo jo genetikos. Bet iš tikrųjų yra ne taip. Nežiūrint to, kad mes gimstame su tam tikrų genų rinkiniu, jo poveikis priklausys nuo to, kokį gyvenimo būdą pasirinksime. Mokslininkai jau priartėjo prie teisingo geno ekspresijos supratimo. Supratimo, kokie pokyčiai lemia informacijos perėjimą iš geno į baltymus. Šiame procese dalyvauja daugybė veiksnių. Mąstymas, emocionalumas, atsparumas stresui, miego režimas, ištvermė, gebėjimas atlaikyti fizinius krūvius, kvėpavimas, kūno ir proto integracija. Galima sakyti, kad mes pajėgus leisti veikti, skatinti teigiamus genus ir slopinti negatyvius genus. Šiuos dalykus analizuoja naujas mokslas – epigenetika. Galiausiai, ir tai netrukus įvyks, mes išspręsime užduotį, imsime valdyti mūsų ląstelių vystymąsi ir senėjimą. Antrasis mitas. Kaskart atšventęs gimimo dieną jautiesi pasenęs 1 metais. O iš tikrųjų, kiekvienas žmogus turi 2 amžius – biologinį ir chronologinį. Chronologinis amžius skaičiuojamas pagal pasą, o biologinis rodo jūsų kūno būseną. Biologinį amžių apibūdina įvairūs parametrai. Tai ir kraujo spaudimas, ir cholesterolio kiekis kraujyje, ir riebalinio audinio procentas bendroje kūno masėje, ir kaulų tankumas. Visus šios parametrus lemia įvairūs veiksniai, tarp kurių realus žmogaus amžius yra ne pirmaeilės reikšmės. Senėjimo procesas priklauso nuo jūsų požiūrio į senėjimą, nuo jūsų lūkesčių ir įsitikinimų, nuo to, kaip suvokiate laiką, nuo jūsų energinio lygio. 50-metis žmogus gali jaustis taip, kaip paprastai jaučiasi 35 metų žmogus. O jei žmogus numojo į save ranką ir būdamas 35 metų jaučiasi taip, tarsi būtų 50 metis. Trečiasis mitas. Kūnas ima senti, irti sulyg kiekvienais pragyventais metais. O iš tikrųjų, solidus amžius nebūtinai reiškia silpną sveikatą ir ligas. Niekas netrukdo sportuoti, atlikti fizinius pratimus. Vyrai, kurie po 60 metų ima sportuoti, po 2 mėnesių trukmės treniruočių fizinis pajėgumas padidėja 2 kartus. O pusės valandos trukmės pasivaikščiojimas gamtoje kartą per savaitę pailgina gyvenimą 7 metais. Ketvirtasis mitas. Artėjant senatvei, smegenys neišvengiamai degraduoja. O iš tikrųjų, jei manote, kad smegenų ląstelės senstant pamažu išmiršta, tai jūs ne visai teisus. Pagal naujuosius mokslinius tyrimus, naujų ląstelių gamyba kai kuriuose smegenų skyriuose nesustoja. Žinoma, senos ląstelės nyksta,
bet jas tuoj pat pakeičia kitos, naujos. Norint stiprinti smegenis, reikia nuolat jas mankštinti. Ypač naudingas, rezultatyvus smegenų mankštinimo ir efektyvumo palaikymo būdas – užsienio kalbų mokymasis. Tik labai nedidelė dalis ligų, tarp jų ir Alzheimerio liga, kyla dėl genetinių priežasčių. Didžiąją ligų dalį lemia gyvenimo būdas, emocijos, stresai, miego režimas, dieta. 5. mitas. Organizmo energija pamažu gęsta. O iš tikrųjų, mūsų energijos lygmuo nesusietas su amžiumi. Jis priklauso nuo jūsų požiūrio į savo organizmą ir jūsų įpročių. Rami meditacija, sveikas miegas, fizinis aktyvumas padės jūsų organizmui palaikyti normalų jūsų energijos lygmenį. 6. mitas. Senatvė ir laimė neigia vieną kitą. Iš tikrųjų, amžius visiškai nelemia žmogaus gebėjimo patirti laimę. Gyvenimo ruduo gali tapti pačiu geriausiu gyvenimo periodu.